Tai turbūt vienas pagrindinių problemų, ką mes turime spręsti, ką turime atkreipti dėmesio, kad tie žmonės to vyresnio amžiaus sulauktų kuo sveikesni. Daugėja tų senų žmonių ir jiems priežiūra yra reikalinga, ypatinga yra priežiūra. Aš čia galiu pasakyti tik tai vieną tokį dalyką. Aš visą gyvenimą dirbau ir aš kažką tai nuveikiau. Ir dabar paaiškėjo, kad manim gali pasirūpinti. O kiek tokių žmonių, kurie negali? Daugėja žmonių dirbančių su vyresnio amžiaus pacientais dienos stacionaruose, konsultacinėse poliklinikose. Tai pradėjus tą sveiko senėjimo projektą labai padaugėjo vietų, kur gali kreiptis vyresnio amžiaus žmonės turintys problemų ir prašyti pagalbos, ištirti, diagnozuoti, gydyti. Tai mes dažniausiai diagnozuojame nepakankamą mitybą, demenciją, griuvimus su polinkiu griūti, lėtinį skausmą. Į tokias kaip polifarmacija, polipatologija, tiesiog irgi geriatriniai sindromai. Taip pat daugelis pacientų turi sutrikusią inkstų funkciją. Ir šių atvejų vis daugėja. Jie būna dažniausiai nediagnozuoti pradinėse stadijose, atvyksta pablogėjimo metu dėl to, kad negėrė skysčių, ar karščiavo, ar viduriavo, ar tiesiog atsisakydavo gerti. Cukrinio diabeto nemažai atvejų su komplikacijomis, žaizdų, opų trofinių yra nemažai ir labai sunkiai gyjančių. Visą laiką pacientus informuojame, kad jeigu yra staigus būklės pablogėjimas, kažkas įvyko, atsitiko, nereikia laukti, tada pas geriatrą reikia atvykti anksčiau. Ir kaip minėjau, mes galime pasiūlyti visas pagalbos grandis. Yra poliklinika, tai yra išsamus paciento būklės vertinimas, ištyrimas, problemų nustatymas ir toliau rekomendacijos į namus, tada nukreipimas į geriatrijos dienos stacionarą arba į stacionarinį skyrių gydymui. Palyginus su kitom lietuviškom ligoninėm, tai čia yra rojus. Tiesa, aš nesu praleidusi labai daug laiko ligoninėse, bet vis tiek galiu palyginti. Čia yra viskas kitaip. Čia yra tokia šilta atmosfera ir gerbinti pacientus ir asistengianti jiems padėti. Čia, man atrodo, tas požiūris į ligonį, į senuką, seną žmogų yra visiškai kitoks. Medikai man padarė didžiulį įspūdį. Medikai, kurie išmanantis, norintis padaryti, fantastiškas dalykas yra. Tiek tyrimų man padarė. Aš nemaniau, kad Lietuvoje tokių dalykų galima padaryti. Dėmesys man buvo tiesiog neįtikėtinas. Reiškia, toks susijaudinimas. Šitas kauniečių neformalumas man padarė didelį įspūdį. Ir atsirado kažkokiam tai Kaune mažas miestukas ir šitaip yra tokia institucija. Taip filologijos mokslo daktarė docentė Laima Katkuvienė kartu su ilgamečiu Švento Kristoforo kamerinio orkestro dirigentu profesoriumi Donatu Katkumi dalyjosi savo patirtimi apie gydymą, kurį gavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės geriatrijos centre. Turime tikrai šiuolaikišką ir labai gerą centrą Lietuvoje ir man atrodo, kad mes čia esame vieni lyderių, nes turime labai gerą ir profesionalų žmonių komandą, pradedant vadovais, gydytojais, slaugytojais, kineziterapeutais, ergoterapeutais, psichologų, nes tam, kad išspręsti būtent geriatrinės problemas, tam labai svarbu yra komandos vaidmuo. Tai ne kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus ar net ir pacientas gali būti apibūdinamas kaip geriatrinis pacientas. Vyresnio amžiaus pacientas turintis vieną arba dvi ligas ir daug metų naudojantis tos pačius vaistus, besilankantis reguliariai ir gerai prižiūrimas kardiologų, gal ir nieko nereikia keisti. Bet mūsų pagalba reikalinga tada, kai atsiranda sąveikos tų lėtinių ligų, yra vaistų irgi paskirimas, tai tas dauginis ligotumas lygiai greta eina su polifarmacija, tada atsiranda vaistų sąveika, vaistų maisto sąveika, pašalinių reakcijų žymiai didesnė rizika. Tai tas peržiūrėjimas skiriamų vaistų ir jų suderinamumas yra svarbus.
Geriatrijos centras turi visas galimybės anksti diagnozuoti demenciją, įskaitant Alzheimerio, Parkinsono ir kitas neurodegeneracinės ligas. Tiesiog atlikdami savo išsamų geriatrinį ištyrimą mes privalom patikrinti visas būklės, tiek pažinimo funkciją, tiek pusiausvyrą, griuvimų riziką, mitybos būklę, patikrinti dėl galimos depresijos. Ir tikrai atliekame labai daug testų ir štai radom lengvą pažinimo sutrikimą. Jau už 2 metų ar gal net už metų bus demencija. Tai yra labai gerai, kad mes anksti, to ir siekiama yra kuo anksčiau nustatyti tą pradinę demencijos būklę, įsikišti, galbūt išvengsim. Elena Urniežienė, viena iš daugelio pacientų, kurie gavę šeimos gydytojo siuntimą, atvyko į centrą. Čia ji iškart pajuto ypatingą dėmesį į savo sveikatos problemoms. Tai iš tikrųjų yra požiūris, yra priėmimas, yra diagnostika, viskas yra labai greitai, labai kokybiškai ir viską labai greitai gauni atsakymus į dominančius klausimus. Elena atvyko vėl eilinį sykį dėl sveikatos problemų, pablogėjus sveikatos būklei ir šiandien mes sprendžiam poliklinikoje problemą, sekantis etapas, kadangi reikia stacionarinio gydymo, nukreipiam į geriatrijos skyrių. Tai čia kas yra puiku mūsų darbe, kad mes turim visus funkcionuojančius geriatrijos punktus, grandis, tai reiškia poliklinika, dienos stacionaras ir stacionarinis skyrius, nes Elenai dėl judėjimo sutrikimų yra sudėtinga atvykti į dienos stacionarą. Tai tokiu atveju mes ją nukreipiam į geriatrijos skyrių, ten, kur jinai gaus palatą, gydymą, diagnostiką, reabilitaciją ir tikimės visą laiką sveikatos pagerėjimo ir funkcijų atsistatymo. Vyresnio amžiaus žmonėms rijimo sutrikimai pasitaiko vis dažniau, tačiau daugelis jų net neįtarė, kad užspringimas ar kosulys gali būti rimtos ligos požymis. Geriatrijos centre šie sutrikimai nustatomi atliekant išsamius tyrimus, o vienas svarbiausių – endoskopinis tyrimas, leidžiantis tiksliai įvertinti rijimo funkcijos sutrikimus ir jų priežastis. Endoskopinį tyrimą stengiamės daryti tiem pacientams, kur neaiški priežastis, kuriems norim įrodyti, kad mes žinom, kad jam yra orofaringinė disfagija, bet jis sako, ne, man nieko nėra, aš šitaip sau kosėju, nes tam, kad reikia koreguoti gyvenimo būdą, maistą, maitinimas ir panašiai. Na ir tiems, kurie yra motyvuoti ir galės atlaikyti kompleksinį gydymą, nes tame gydyme reikia dalyvauti. Vyksta ir elektrostimulacijos procedūros ir rijimo raumenį stiprinantis pratimai, kur labai svarbus paciento dalyvavimas, gebėjimas juos atlikti, jie nėra lengvi. Centras taiko įvairias metodikas judesių sutrikimams atstatyti, tiek po insulto, tiek dėl sutrikusios kraujotakos ar kitų sveikatos problemų. Ir taip pat šitoje situacijoje dienos stacionare yra labai gerai, kad ne tik tai gydom kraujotaką, bet ir dirbame su pacientės psichoemocinė būklė. Tai tam turim relaksaciją, multisensorinį kambarį, taip pat yra psichologas, kuris veda relaksacijos seansus, sportuojame. Tai vėlgi kompleksinės intervencijos, kad pagerėtų ne tik fizinė sveikata, bet ir psichoemocinė sveikata. Tarp daugybės įvairių tyrimų atliekamų geriatrijos centre atliekamas ir raumenų stiprumo įvertinimas, siekiant nustatyti jų silpnėjimą ar net diagnozuoti sarkopeniją, progresuojančią raumenų masės ir jėgos mažėjimo ligą. Paprasti testai tai yra rankos jėga. Tai dinamometrą gauti, nežinau, bet kur galima, ar ne? Tai yra tam tikri kriterijai, kiek turi žmogus išspausti, vyras, moteris skirtingai ir gali matyti, jeigu yra mažiau negu rekomenduojama, negu tas kritinė riba, tai tavo raumenų jėga sumažėjusi. Moterims mažiau 16, tai jau yra blogai. Sumažėjusi raumenų jėga, vyrams mažiau 27. O tikslesnis tyrimas yra, ir mes dabar jau galim tą atlikti, tai yra densitometrijos tyrimas, tas pats tyrimas, su kurio metu yra nustatoma, diagnozuojama osteoporozė. Tai tiek gali vertinti kaulų mineralinį tankį, tiek liesąją kūno masę. Čia jau tikslus metodas, čia yra auksinis standartas. Visos procedūros, kurios buvo čia atliktos, visi tyrimai, tai jeigu aš būčiau ėjusi per savo polikliniką, aš maniau, kad man užtruktų pusė metų, bet man buvo paaiškinta, kad aš klystu, tai užtruktų metus laiko. Taip kad yra labai svarbu turėti tokią instituciją. Nežinau, kaip yra Vilniuje, bet Kaunas yra tikrai laimingas. Jam sekasi.
Primename, kad norint patekti į geriatrijos centrą, pirmiausia reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją ir gauti siuntimą.